Sveiki, gerieji žmonės, draugai ir nedraugai. Turiu truputį laiko ir kyla tam tikrų minčių. Ar nesusimastėte, kodėl mes gyvenam tokiais laikais? Galima sakyti baisiais, šlykščiais ir atstumenčiais, kur aplinkui patyčios, melas, prievarta brukama kažkokia ideologija arba melas. Tai aš sakyčiau dėl to, kad meluojame arba tikime melu, nes taip patogiau. Patogiau, galbūt saugiau atrodo, ar naudingiau tuo momentu. Tai čia aš prisiminiau mūsų vieną tradiciją. Tai per vestuves būdavo toks piršlio korimas, kur skaitydavo nuosprendį, ką jis primelavo. Ir paskui jau visi atsibunda, kad tik vestuvės, jau net vestuvės, čia piršlys kaltas. O jis primelavo, ne tas yra, kas žadėjo tą pas tą jaunai, nėra ten dešrų tvarų, medaus upių, ten ar pieno upių, na vienu žodžiu. Tai be detalių ten, kad jaunoji jį ten paskui išgelbėja, tai va, iki to kalbant, ar tikrai tik piršlys kaltas čia? Ar mes nedažnai tikime tuo, nes norime tikėti? Tai čia kalbu visoms pusėms, kurios ginčiasi ir už Ingridams, ir Vaitkolakiams, ir likusiems sveikiems žmonėms, kurie neišduoda Lietuvos. Tai man užsifiksavo dabar atmintie keletas tokių dalykų, politinių, paprastai išgyvenimo, kurie buvo svarbus, ką mes darėme, kur pasidavėm melui, tikėjome, arba kur buvo šlykštu tiesiog. Bet praėjo, va taip praslydo. Tai imu tik tai va tos atkūrus nepriklausomybę laikotarpį. Tai pirmas iš melų tokių baisių buvo tas referendumas dėl stojimo Europos Sąjungą. Iškart pasakysiu, kad aš esu šalininkas to stojimo, nepaisant dabar vykstančių tokių dalykų, pasakysiu kodėl. Bet pats referendumas buvo pasibaisėtinas, pažeidžiantis bet kokius įstatymus, su milteliais ir alumi supermarketuose. Ačiū Dievui, kad aš nieko nepaėmiau. Na, galima būtų pateisinti priemonės dėl tikslo, bet matyt, priemonių pateisinimas ir privedė prie to, kaip dabar gyvename. Sakykime, taip kalbant apie Europos Sąjungą, mes tikrai stojame į kitokią Europos Sąjungą, į Tautų Sąjungą, kur laisvas judėjimas žmonių, kapitalo, prekių ir panašiai, kur panaši tvarka, kad žmogus galėtum jaustis normaliai nukeliavęs, kad nebijotum ką pasakyti, padaryti, na, kad būtų į panaši tokia tvarka, kad galvos tau nenukirsta, prasme, rankos ar kojos, ar negausi lazdų, kaip kokiam ten Irane ar Afganistane. Ir turiu, čia ne mano nuomonė, bet vienas protingas žmogus sakė, ir mes laikėmės taisyklių, tvarkėm įstatymus, kalbu apie valstybę, įsivedėm eurą, na, tai buvo mūsų įsipareigojimai. Nu, dėja, pasikeitė žaidimo taisyklės, šiandien yra kiti iššūkiai ir mums tik tai lieka nebetikėti melu ir garsiai pasakyti, tu meluoji. Ir aš to netikiu ir nedarysiu. Antras iš didelių melų buvo, jeigu pamenat, kada čia prie Obamos dar valdant Ameriką, jie planavo dislokuoti, sumontuoti, pastatyti, kaip čia pavadinti, prieš raketinės gynybos skydą, Lenkijoje ir Rumunijoje. Ir buvo didelis melas, saviapgaulė, kad čia ne nuo Rusijos, bet nuo Irano raketų. Nu, turi tas Iranas tas raketas, tik aš abejoju, kad jis žino, kad yra tokia Lietuva ir kur yra, kad jam labai rūpi. Čia vėlgi nenoriu veltis į politinius dalykus, bet tikrai tai nebuvo nuo Irano raketų, visi žinojo, kad nuo Rusijos, bet
pasakyti, na, buvo negalima, nepolitkorektiška ir panašiai. Tai šiandien turime baisų karą ir tą, ką turime. Tai to melo pasiekmė tiesiogiai, čia 90% priežastis. Askit. Va. Ten toliau seka irgi, va dabar jau įsigalėjo ta propaganda, tai seka, kad Rusija mūsų didelis draugas, tauta gera, gal Putinas klysta. Ne, tauta yra užsakovė to, kas vyksta tame. Jeigu ukrainiečiai kariauja savo norų, ne visai savo norų, gindami tėvynę, tai tie beždžionės eina už pinigus žudyti. Tiesiog gauna pinigus, kad eitų žudyti be jokios priežasties. Tai irgi melas. Vėliau melai pasipylė smulkesni visokie ir jau tiesiog tapo tokio kaip, sakykim taip, fekalių dušas. Tai ten, ne vėliau, ta prasme, tuo pačiu metu, bet tiesiog vėliau dėstau. Tai Paleckio, kad sausio 13 savi šaudė į savus, niekas mes neturėjom ko šaudyti. Ir šaudė ten tą Pskovą ar kokią diviziją, ar koks ten velnė žino, bet ne tame esmė, tai buvo melas ir dabar tebeklajoja platybės ir visi gaili to komuniako anūko. Vėlgi jo, ten tas jo nuteisimas be abejo kelia abejonių, na bet irgi tai melas. Toliau yra vienas šlykštus toks, nežinau, amoralus, baisiai nepagarbus melas tiek mūsų lietuvių, latvių, estų ir kalbu apie Ukrainą, kad Amerika įvykdė Maidaną Ukrainoje. Gal prisidėjo pinigais, gal parėmė, palaikė, be abejo, mes irgi palaikėm, bet čia pagrindinis yra tai nepagarba ukrainiečių tautai. Na, mūsų veltėdžiai ir begalviai pratę jie tyčiotis, nes tada jaučiasi, na, svarbesni patys geresni, bet vis dėlto tai padarė ukrainiečiai. Jie išvarė tą Janukovyčių, gerai tai ar blogai, Dievas žino. Ir ne tai buvo karo priežastis. Turiu gerą draugą Lucko mieste. Ir žmogus gyvenimo matęs, dabar turi gražią šeimą, užsiima, taip tykiai gražiai gyvena, vaikučius augina. Ir mes prieš daug metų su juo diskutavom, tai šiek tiek apie politiką. Tai sako, taigi varausi Rusija laiko, čia tie ryšiai su Rusija vėl. Nu tai mes čia su draugu buvom, sakom, nu tai reikia atsiskirti nuo tos Rusijos. Jis taip, jūs ką, juokaujat, sako. Atsiskirti nuo Rusijos, tai čia būtų karas su Rusija. Suprantat, mes taip dar pasijokėm, pasišypsojom, matot, paprastas žmogus, eilinis. Ta numatė, taip kad priežastys yra gilesnės negu čia šitos išgalvotos. Tai va ir toliau tas niekšiškas karas irgi čia yra, na, kitos visai priežastys. Va, irgi nenoriu prie to įsiplėsti. Toliau melas, kad Lietuva yra demokratinė valstybė. Užuomazgos gal ir buvo, kažkada turėjom patį liberaliausią žiniasklaidos įstatymą. Šiai dienai tai yra visiška diktatūra, agresyvi diktatūra. Ir aš tikrai, švelniai tariant, nesu Lukašenko gerbėjas, bet aš nesuprantu, kodėl režimas Minske, o ne Vilniuje. Kodėl diktatorius Lukašenko, ne mūsų, čia nežinau, kas čia, ar tas Visatos valdovas, ar kas čia valdo, ar Januška, nežinau kas, bet ta pati diktatūra ir čia, suprantat. Taip pat draudžiami protestai de facto, draudžiami streikai, keliamos viena po kitos politinės bylos. Tai Kariaušių byla, kuri buvo išprovokuota specialiųjų tarnybų su tais vadinamaisiais konservatoriais valdžioje. Tai ir Gražulio bylos, tai ir Žemaitaičio bylos. Gal aš ne visur jiems jų veiklai pritariu, bet bylos prieš jos politinės ir tiesiog tyčia parodant, kas jums bus, ir tyčia nesistengiant kažkokiu rimtų kaltinimų pateikti. Lygiai taip pat byla Bartoševičiaus irgi yra politinė. Pasakysiu kodėl. Jie buvo priversti įteisti, o kur jis dabar? Žinot, kaip bus?
sužinosim mes. Arba, kad čia kažkas užmiršo jį, taip gali būti. Jis kur nors atostogauja kelis metus šiltame gražiame krašte. Ir kad senatis praėjo jau toliau. Arba apeliacinis koks nors teismas jį išteisino, tyliai nepaskelbė. Tai vat savi išsuko, tai irgi politinė byla. Ir toliau čia tos melus galima vardinti ilgai ir be galo. Tai mūsų tas gyvenimas toliau priklausys nuo politikų kokybės, kokie pateks į valdžią, nuo žmonių, kurie nepuls ploti, bet kuriam perėjūnui ten prieš žydus ir prieš Ukrainą pasisakysiam ir kaip viskas blogai Lietuvoje. Lietuvoje yra daug ir gerų dalykų, jos reikia prisiminti. Lietuvą ir tvarką Lietuvoje galima prilyginti. Atsisuokit, turite jūs butą, kuris dėvisi sensta, tai nukrito tapetas, koks atsilupo dažai, atkrito tinkas, supuvo koks nors kanalizacijos vamzdys. Tai mesgi nemetam dėl to, nepadegam, neimam kuvaldos ir toliau neišdaušom, mes tiesiog remontuojam. Tai čia aš kalbu į tos žmonės, kurie metaforą atskiria. Ir mes turime baisią korupciją, ko gero baisiausia šiai dienai pasaulyje. Diktatūrą turime beprecedentinę. Dar turime mafijos užvaldytą valstybę. Bet nepaisant to, tai yra mūsų gimtinė, mūsų tėvų, senelių, protėvių kapai, mūsų istorija ir mūsų vaikų ateitis. Ir todėl nereikia tos kuvaldos, nereikia mums šitų demagogų, kurie verkia, kaip viskas blogai, kad bėkit maždaug neatsigręždami. Mums reikia taisyti. Sakyti, tu meluoji, eik tu šikt maždaug, aš to nedarysiu. Politikams sakyti, tu meluoji. Tai dabar paimkim, kad ir tą net tų skraidančių balionų, nežinau, man tai atrodo, kaip besimptomiai tie balionai, gal vienas kitas atskrenda, kontrabandos bylą. Nu tai, nežinau, čia per savaitę galima taip užrišti tą kontrabandą, kad net neatsipeltų. Suprantat, sulaikius visus, kurie veža, kurie platina, kurie perka ir kurie rūka tą kontrabandą. Tiesiog labai paprastai nenori bylos, išduok, iš kur gavai. Ir tik trumpą vieną įstatymą kokį pakoregavus arba įvedus tą vadinamą nepaprastą padėtį, bet tik šitam, o ne draudimui kokiu nors demokratinių apraiškų, kaip protestų ir panašiai, žinai. Atsakytų paprastas kažkoks įstatymas laikinas, kol sutvarkysim šitą reikalą. Betgi mums meluoja, čia tas diktatorius Lukašenka. Tai va, nenori apie tai kalbėti, yra protingesnių žmonių, tai nuobodi tema. Kviečiu visus nepasiduoti melui, nebūti ta jaunamartė, arba ta skriaudžiama moterimi, kuri vat mušama girto vyrą ir kai įsiblaivas pažada daugiau jos nemušti. Tai konservatnikai mus muš, socialdemokratnikai irgi mus muš, juos reikia nustumti, netikėti arba kritiškai vertinti, ką jie sako, o jie dažniausiai meluoja. Va čia dabar esu, nežinau, ar girdisi įraše, skamba bažnyčios varpai, labai graži katalikų bažnytėlė yra. Aš nuėjau į mišias sekmadienį, kadangi aš toks turistas. Daugiau ne muziejai man rūpi, kulinarinis paveldas, man rūpi, va čia mišios nuėjau įdomu, kaip man rūpi daugiau kiti dalykai, prioritetai. Nesakau, kad aš nenueinu į muziejus, dar kur nors ten neaplankau pilių kokių, ten dar kažko. Tai va, buvo naujas kunigas, jaunas žmogus, ten gal 400 turi, gal ne. Ir per pamokslą jis paklausė, ar jūs norit būti šventaisiais. Jis pavadino šventuosius, ne, visi susigūžė, kokie šventieji. Paskui jisai taip pavardino, sako, žiūrėkit žmonės. Kiekvienas karys blogas karys, tik tai kuris nenori būti generolu. Tai vat, kiekvienas tikintis žmogus, katalikas, krikščionis yra blogas, kuris nenori tapti šventuoju.
Dabar apie tą tapimą, tai nereiškia ten eiti vandeniu ar gydyti rankų pridėjimu. Bet jis taip sako, žiūrėkit žmonės, jums atrodo, kad čia kažkokie stebuklingi dalykai, bet duoda pavyzdį. Yra du kraštutinumai, sako. Vienas, jūs einate į balių kažkokį, pirtį kažkur, kur vyrai, moterys gers, nusiteikę, nusidėti, tai nusidėti ten kūniškai, galų gale, bet kaip paleistovauti, ten, jis nevardina, bet visi suprato, galų gale prisigerti, dar kažką daryti. Ir maždaug, ai, Dievas man atleisgi, žinai, sako. Tai čia yra vienas kraštutinumas, kad Dievas geras ir už viską atleidžia. Ir yra kitas kraštutinumas, sako, kai aš jau toks blogas, kad Dievas vis tiek mane atleis, todėl toliau darysiu, ką noriu, kas man šaus į galvą. Tai va matot, kodėl aš tai papasakojau, va tas tikėjimas dėl išskaičiavimo, kada mums meluoja, tai irgi yra nuodėmė. Aš žinau, kad meluoja, bet priimu taip kaip tiesą. Ir tai turi pasiekmes. Lygiai Ukrainoje, kas vyksta, lygiai ir pas mus. Va. Tai tokio, šiaip geros mintis, gerai jaučiuosi, gerai pailsėjęs. Šiandien penktadienis, tai visiems gražaus vakaro, gražaus ir gero savaitgalio. Kam aktualu, įdomu, būtinai komentuokite, būtinai pasidalinkite, gerieji žmonės, kad būtų sklaida. Aš irgi kartais galvoju, gal bala čia man nešnekėt, bet žiūriu, vis žmonių atsiranda, kurie padėkoja. Vienam žmogui tiko, reiškia, antram tiko. Taip mes būrėmės į bendruomenę. Galų gale darau tai dėl savęs, nes tas tylėjimas atneša ligas, kada melą praryji. Ir laikai į savie, kaip tam filme, kaip jis tas vadinasi, Žalioji mylia, kur tas buvo juodaodis, kuris gydė visus, pamenat. Įsižiojęs, eina spiečius tų bičių jam, paskui jis išleidžia. Kol jis iš jų neišleidžia, matot, jisai guli. Tai panašiai irgi simboliškai yra mums, mes priimam tą moralinį šūdą, atsiprašau už pasakymą, bet taip yra, tą, ką sako tie mūsų nedorieji politikai, nedorieji tie mūsų įtakotojai. Ir tylime ir sergame, suvokiame, jaučiame, kad tai šūdas, bet mums sako, kad tai medus arba uogienė. Tai nedarykime to.